Sveiki moksleiviai, su jumis sveikinas Lietuvos moksleivių sąjungos Kauno mokinių savivaldos informavimo centro moksleivių žinios ir aš Simas Irtautas. Šiandien jums pristatysiu įdomiausias paskutinio mėnesio veiklas bei renginius, tarp kurių akimirkos iš 7 delegatų klubo, didelio moksleivių populiarumo susilaukusios Duok žaibą 2014 nesportinės orientacinės varžybos, o taip pat išgirsite patarimus, kuriuos davė docentas dr. Aidas Perminas paskaitoje apie paprastus atsipalaidavimo ir streso malšinimo būdus. Taigi neperjunkite kanalo. Laidą pradėsime nuo to, kas vyko Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje 7 delegatų klubo metu. Balandžio 22 dieną vyko 7 delegatų klubas – Kauno mokinių savivaldų pirmininkų bei įgaliotų atstovų susirinkimas. Susirinkimo bendras tikslas – vienyti Kauno moksleivius bei kurti tobulą mokinių bendruomenę. Skamba išties sausai, tačiau kokia tikroji šių susirinkimų nauda mokinių savivaldoms? Šie susirinkimai yra išties svarbus siekiant gerinti moksleivių mokymosi kokybę bei jų rezultatus. Delegatų klubų diskusijos užrašomos, o vėliau nutarimai bei argumentai teikiami Kauno miesto švietimo tarybai. Išklausius ir aptarus atstovų nusiskundimus, yra sudaroma bendra moksleivių nuomonė. Delegatų klubai yra itin naudingi moksleiviams, kadangi jie atvykę čia ir į tokią oficialią vietą, tai yra Kauno miesto savivaldybė. Jie analizuoja, sprendžia įvairias mokinių iškeltas problemas, padeda viens kitam ir taip to pasekoje tobulėja savivaldos. Buvo iškeltas problemos tokios kaip jaunimo užimtumas, tualetinių reikmenų mokyklose trūkumas bei prastas maistas valgyklose. Na, o aršiausi pasisakymai skambėjo dėl jaunimo centro trūkumo. Dažniausiai moksleiviai leidžia savo laiko su draugais centre, įvairiose kavinėse ir panašiai. Tai nėra labai blogai, tačiau noris ir kitokios veiklos. Taip pat ne visi turi pinigų įvairioms brangioms pramogoms, sakė vienas dalyvių. Be abejonės, iš kur šiomis dienomis pinigai pas moksleivius ir studentus? Juk įsidarbinti labai sunku, o tėvų pinigai irgi net medžio auga, tiesa? Tualetinių reikmenų trūkumas mokyklų tualetuose, deja, bet vis dar aktuali problema. Šią problemą labai svarbu spręsti dėl mokiniams sukeliamo diskomforto ir pavojaus jų sveikatai. Taip pat dauguma susirinkusiųjų pripažino, kad nevalgo mokyklos valgykloje, nes ten nėra skanu. Iš moksleivių pasisakymų galima spręsti, jog didžiojo dalyje mokyklų vis dar nėra galimybės išties skaniai ir sočiai pavalgyti. Taigi Kauno MSC atstovai pasižada tuo domėtis, rinkti informaciją bei analizuoti iškilusias problemas. Pažadame, kad susirinkę 8 delegatų klube pateiksime poziciją atvykusiems atstovams ir visi, kaip vieninga moksleivių bendruomenė, pasitelkę jaunimo balsą galėsime išspręsti kylančias problemas. O taip pat palengvinsime gyvenimą mokykloje ne tik savo, bet ir kitiems mūsų bendraamžiams. Na, o dabar jūsų dėmesio reportažas apie labai karštą pavasario šeštadienį ir jau antrą kartą vykusias orientacinės varžybas. Balandžio 26 dieną vykusios nesportinės orientacinės varžybos Duok žaibą 2014 pritraukė daugybę sudalyvauti panorusių Kauno moksleivių. Dėl geriausiųjų vardo rungėsi net 20 komandų, kurių kiekviena sudarė po 4 asmenis. Dalyviai noriai atliko organizatorių paruoštas užduotis, kurios buvo kruopščiai išdėstytos po visą Kauno miesto centrą, pradedant Nemuno sala ir baigiant Kauno pilimi. Užduočių įvairovė reikalavo tiek protinio, tiek fizinio pasirengimo. Dėka nuostabaus oro buvo patikrinta ir dalyvių ištvermė. Dieną kepino saulė ir temperatūra siekia net 25 laipsnius. Esat kada pusdienį lakstėt tokiame karštyje? Ne juokas. Laimiai nuo karščio dalyviai nenukentėjo ir mums nereikėjo atsakyti už jų sveikatą. Atlikę visas užduotis, pavargę bei išsekę dalyviai grįžo į Vytauto didžiojo universiteto, kur atsikvėpę pasivaišino bandelėmis. O suskaičiavus taškus, laimėtojams buvo įteikti rėmėjų steigti prizai. Tikimės, kad rudenį vyksiančiame Duok žaibą renginyje sulauksime dar daugiau dalyvių. Ar jums patiko renginys? Mes renginiu likome patenkinti, visos užduotis buvo originalios ir tikrai įdomios. Kuri užduotis labiausiai patiko jums? Manau, labiausiai patiko prie Kauno pilies vykusi užduotis su persirenginėjimais. Ar džiaugiatės laimėjimais? Taip, džiaugiamės. Ar dalyvausit kitais metais? Būtinai. Nors mes ir jauni, tačiau ir mūsų gyvenimuose netrūksta streso ir įtampos, tiesa? Ta proga balandžio pabaigoje surengėme viešą paskaitą apie streso valdymą jauniems žmonėms. Balandžio 29 dieną Kauno mokinių savivaldos informavimo centras organizavo paskaitą Paprasti atsipalaidavimo ir streso malšinimo būdai su docentu dr. Aidu Perminu. Stresas vienas pagrindinių šiuolaikinių mūsų priešų. Jis sutinkamas visur – mokykloje, darbe, universitete. Norėdami pagelbėti jaunimui kovoti su šia problema, Kauno mokinių savivaldos informavimo centras surengė paskaitą Lietuvos moksleivių sąjungos projektui Egzaminai nesinervink. Paskaitoje mokslo daktaras
Aidas Perminas pateikė būdus, kaip susidoroti su stresu ir numalšinti įtampą. Pasak lektoriaus, stresas yra visiškai normali reakcija į tam tikrą situaciją, o jo malšinimo būdai yra dvejopi – susitelkti į problemą ir į emocijas. Taip pat daktaras Perminas pateikė relaksacijos būdus, mažinančius įtampą bei stresą. Moksleiviai ir abiturientai teigia, jog lektorius atskleidė faktų, apie kuriuos šiandien nebūtų susimąstę. Pavyzdžiui, jog vedybos vienas labiausiai stresą sukeliančių reiškinių, tačiau daugiausia nerimo sukeliantis veiksnys – artimojo mirtis. Vienas iš atskleistų streso malšinimo būdų – užrašinėti ant popieriaus visus faktus, išsilieti ir išsakyti visas savo mintis. Šis būdas puikiai tinka susipykus su artimais žmonėmis ar kankinant nežiniai. Štai tiek naujienų šioje moksleivių žinių laidoje. Jei turite pasiūlymų ar pagidavimų, rašykite mums elektroniniu paštu ir mes būtinai atsižvelgsime į jūsų pastabas. Su jumis buvau aš, Simas Sirtautas, ir atsisveikinu iki kitos laidos. Dėkoju, kad žiūrėjote.